Ok, šį kartą nuo pradžių pabandom. Sveiki visi benzingalviai. Šį kartą šiek tiek nostalgijos, tai yra prisiminimai iš vaikystės, kai kaime važinėjau su motoriniu dviračiu. Tai tokį vėl susikonstravau ir noriu pažiūrėti, ar su juo galima keliauti. Taigi susidėjęs daiktus, palapinę, maistą ir kitus dalykus. Tai ir kaip man sekėsi važiuoti, su kokiais nuotykiais susidūriau, prašome žiūrėkite video. Štai apsipyliau kūro, pilną baką, už 1,5 litro pilnas bakas. Tai va šitam su ko šiandien važiuojam, tai štai šitokia motorinka. Tai va baigiau darbus ir galvoju, ką čia paveikti, galvoju papasakoti apie motorinius dviračius. Primena vaikystę, nostalgiją. Tai va, tai dabar užsipyliau kūro, bet ne tepalo dvitakčio varikliuko. Tai čia netoli garažai. Tai numinsiu tiesiog. Maminu, čia motoras. Tai numinsiu į garažą, įpilsim tepaliuką. Ir važiuosim. Turiu palapinį uždės ant galo, miegmaišiui valgyti, atsigerti. Noriu greičiau iš miesto išvažiuoti, nes žiūrėkite. Pyri. Bet keliu galim važiuoti, jeigu nėra dviračių tako šalia, tai aš nieko blogo nedarau, apart kad vieną ranką dabar vairuoju. Gale raudonas, priekiai baltas, iš šono oranžiniai. Atšvaitai, šalmas rekomenduotinas. Tai va, gaila, kad ta saulė greit leidžias. Bet tuo numinsiu iki garažiuko, įpilsim tepaliuko, kursim ir važiuosim. Pastovi klauti per naktį. Tai kaip seksis, žiūrėkite. Štai pilsime tokį matulį. Šiaip turiu kolbą, ten santykiai sakyti yra, bet žinokit, aš šiandien iš akies. Nors gal ir ne iš akies. Gal visgi mėgsiu, kad tas varikliukas tarnautų. Nu, prasideda problemos jau, karočią. Kraniukas. Tikiuosi nepripyliau per daug tepalo, nu, iš akies. Nieko dar. Iš akies. Kai ten žmonės juda ir kaip aš judu. Kaip grybas. Per skubėjimą pratęsiu rytojau. Nes jau ir temsta, o nesikūrė. Ai, nu nes vat, per mano įtarimai tepalo per daug įpyliau. Iš akies. Nieko dar. Per riebus mišinys ir tiesiog nu, nesudegina to kūro. Tai čia galiu susitvarkyti greit, nupilti, pilto kito, dapilti, kad nėra kur. Numaučiau šlangelį ir... Bet čia made in China šlangelės tokios kietos. Tai... Gali min kaip su dviračiu tai varyti, bet... Sutems, neįspertikti tų emocijų. Tai varoju garažą. Susitvarkysiu su to kūru ir pratęsime. Žino turbūt šitas visi varkės. Skaičiavimais nelegalių degalų realizavimas Lietuvos biudžetui padaro iki 20 milijonų eurų žalos per metus. Praskėsiu santykį, nes čia taip matos, kad kažkaip toks per mėlynas. Aš tikiuosi, kad dėl to man čia jisai nedirba. Bus matyti. Fui, negražu spjaudytis. Bet benzo gerti irgi dar negražiau. Varom sutvarkysim, kuriukas. Ei, kaip senis.
visai patogius ir elektrinė lygiai. Šiaip buvau prieš tokius. Bet pasirodo, kad čia irgi gerai yra. Nu, susitiksim jau dabar kitai, jeigu užkursiu, tai ir bus, jeigu neužkursiu, gal žvakė kažkas, dar kažkas, bus matyti. Okei, iki ryto. Va, mano, jeigu ką, užgėsiu, sakė, kad varys padėsi. Pagelbėsiu be problemų. Varai jau? Jo, varau. Davai, sėkmės daina, laikykit. Davai. Nu ką, tęsiam toliau. Vis tiek nori sunkiai dirbti, bet dirba. Tikslas išvažiuoti iš miesto. Tai jo, taip užgesinė, palaukė, pasiminė ir vėl užsikūrė. Taškas panašus. Dviračių takas. Nulipti nebūtina, bet reikia prilėti ir įsitikinti. Nu ką, prasideda bekelė. Palapinė yra. Smėlis. Normaliai.
taip keliaujam. Ar su juo galiu važiuoti be šalmo? Taip galiu, nes man yra daugiau nei 18 metų. Tik jisai man yra rekomenduotinas. Iki 18, tai keliais važiuojant reikia šalmo, kaip ir su dviračiais. Čia viskas tas pats kaip ir elektriniam paspirtukam. Iki kilovato ir jeigu neviršyje greitis 25 km/h. Tai aš čia galiu važiuoti šaligatviais. Jeigu jis važiuoja, aš nežinau, kiek jis važiuoja, va čia ir yra dilema. Tai nes nei spidometro, nei kažkokių dokumentų jam. Tai... Bet čia yra motorinis dviratis, jis turi pedalus, jis turi varikliuką. Jo gale yra šalia kilovato, nuo to uždaka čiut biškį virš kilovato. Bet kaip patikrinti, aš neįsivaizduoju. Nes dokumentų neturiu jokių. Nu ką, lekiam toliau. Iki. Surūkau cigaretę ir kvėpuoju vos, pabučiuoju sau ranką, gaila, kad neėjo, pabučiuoju ir kitą, gal 5 kartus, o mintise tavo lūpų kampučius. Pasakyti tau labas niekaip nedrįstu, pasakysiu rytoj, gal poryt nesvarbu, išeini tu 7, o grįžti kaip kada, aš stebiu pro langą paslapčia. Nes tu mano meilė, tu mano tvirtovė, tau pasakyt nedrįstu, bet svajoju, kad noriu tavęs, nors minutį vienai, uždrausti niekas negali. Taip noriu bučiuot, tau lūpas karštai, nors ir amžinai. Buvau lauke prie darželio, ruošiau gėles, netikėtai tu priėjai prie manęs. Buvai taip arti kaip niekada ir jau galvojau nuopsiu, bet ne. Paklausai, kas man yra, gal aš iš proto einu. Iš akies niekada. Nebesikuri. O Jėzu. Ar užsisėda ar kažkas? Ok, pažiūrėkite. Jau net ir sutemo. Buvau pagesęs, nes skarbą reikėjo pareguliuoti. Bet užsikūrė, jau dabar nebegesinsiu. Alright. Nu čia ir norėjau atvažiuoti. Karoči, dusa, reik karba, reik žvakę jaučiu pasikeisti, nes jaučiu visai neišlapė tamsi. Bet ir čia planuoju, kai čia atvažiuoju, po to jau stumtis ramiai. Nes čia nuvariu apie 15 km. Jisai važiuoja, bet tikras užkūrimas. Toks sunkus. Čia dabar tokia bekelė su tokiu strytu. Tai reikia įklimpti. Štai šitam bakšteliai. Čia bus mano, užsibukinau šią naktį. Vaisau niekur. Pievos. Ten Kuršių marios. Kaina įsikursiu ir susitiksim vėl. Apšvietimas 3, 2, 1. Puh. Čia užlipimas laiptukais. Lipam. Motociklas. Čia vat maistas sudėtas. Čia virtuvė. Prie virtuvės mano mėgamasis. Štai tokiam aptvare miego.
dviratis. Ir einu gaminti valgyti. Ok. Virduliuką. Turime krevečių, mangą, citriną, gėrimų, sneksų, vandens užvirti makaronams. Litras beveik. Kol verda vanduo, paragaukim mango. Amazing. Eik, tu savo, koks skanus. Citrinykę. Krevetės, cerealas, gėrimai. Nu ką, kryvytės suvalgiau. Persivalgiau. Simanom švarias sausas kojines, o ant viršaus dar tokias vilnonės. Lysiu į mėgmaišiuką. Ir kiek čia paukščių, visokių girdžiu, gulbės, visa kita. Vėso jaučiu bus kokia +2 naktį, +4, tai šalna. Net jaučiu. Teinu filmą įsijungsiu. Ačiū. Labanaktis. Hello, labas rytas. Labai gerai miegojau, buvo aišku mėsa, ką ir tikėjaus. Bet kai sutebo, tai čia kažkoks miestas miško tapo. Žvėris, visa kita, paukščiai ten, gulbės, girdėjau. O žvėris čia tais laiptukais, tai karo čia. Tai dabar po šitos nakties bijosi palapinį miegoti. Nes girdžiu, kai taip ateina kažkas ir taip garsiai vos tyrinėja tiesiog ir dar urzgia taip. Ir tikrai ne lapė, ten dar kažkur, bet toks didelis gyvūnas, tai toks galvoju nebus koks vilkas, jeigu ne vilkas, tai lūšis galva ten, bet taip baisu buvo. Net pirmą kartą gyvenime pradėjau rėkti. Taip pat ir nuėjo, tai tas čia ką, 5 ryto buvo, puikiai atsimenu. Gulbės plaukė, Juodkrantė, kopos ten toli matos. Man patinka tokie nuotykiai. O naktį tai gyvūnai, tai eik tu savo, kai čia krebždėjo. Aš kaip čia miego girdžiu, kad ten
Taip ateina, taip. Tokio, kad ne mažytė nosytė, ten kokia lapės ar tokio, kad... Taip, ir dar paustinėjimo tos urzgimas toks. Kaip šuo urzgia toks, kai iš jo nori atimti kaulą kokį. Tai ir jaučiu, kad taip lipti nori, taip, nes taip garsė, taip. Tai pirmą kartą miegodamas, o miego dažnai palapinė daug sose, laukymėse, tai pradėjau šaukti. Buvau tikrai išsigandęs. Labai. Po šios nakties biškį atsirado baimė dabar. Nes čia dar taip kažkaip saugiai vis tiek atrodo, čia dar apteiti visą kitą. Kai miega kažkur ant žemės. Ką, krapštytis, rinktis daiktus ir lėkti. Nu, čia susirinksi viską kaip radau, taip gražiai ir paliksi. Jokio mano pėdsako čia nebus. Ate graži vieta. Tai va, čia netriukšmiausios, stumsios ramiai. Visgi pažintinis takas. Karočią nesikuria žvakrodžio neturi, tai su repliam šiaip ne taip apčiupiau. Pažiūrim kokią žvakę. Dabar sausesnė, nes be graži ta žvakė. Užsikūrė, baby! Mano nuomonė apie motorinką, motorinį dviratį, tai pliusai ir minusai. Kas susiję su važinėjimu mieste, tai matau vien tik minusus, nes jinai yra neekologiška, jinai yra labai garsi, jinai labai nekonkreti, ypatingai kalbant apie vairavimą, nes dviračių stabdžiai yra šitam dalykui per silpni ir tikrai nėra saugu mieste važinėti, kai pilna šviesoforų, pilna perėjų, pilna parkuose žmonių, vaikų ir neatrodo, kad jinai sukurta mieste. Tam, manau, puikiai tinka elektriniai paspirtukai ir tiek. Taip pat šitą varikliuką kinietišką reikės pastoviai remontuoti, tvarkyti, reguliuoti karburatorių, žvakės ir tiesiog jisai ilgai netarnaus taip kaip elektrinis koks nors daiktas, skuteris, motoroleris. Bet šitą transporto priemonę, manau, puikiai tiks, jeigu gyveni už miesto, atokiai, kažkur vienkiemy ir nori tiesiog nuvažiuoti į parduotuvę, kuri yra, tarkim, už 10 km, 5 km, tai šitą transporto priemonę puikiai tiks tai padaryti, nes tiesus, gražus žvyrkelio keliukas, savo užsikuri, pasimini ir važiuoji. Taip pat ir į žvejybą meškerikę susidėti, dar kažką, tik reikia nepamiršti turėti įrankių. Įrankiai, atsarginę žvakę, pasireguliuoti karburatorių ir neperpilti, aišku, detakčių teplo, kaip aš padariau. Bet ir nepamirščiau įpilti, nes jas varikliuko. Kur dar išvelgčiau pliusų, tai puikus dalykas susipažinti su technika nuo nulio. Pavyzdžiui, jeigu kokiam vaikui, paaugliui, kad ir suaugusiui, kuris nori pasikrapštyti prie vidaus degimo variklio, tai puikus tai būdas. Tai vis tiek reikia reguliuoti, reikia ir mišinį, reikia ir žvakės, reikia ir grandinės įtempti, visą kitą. Tai susipažinti su technika, kad ir minimaliai prie jos prisilies, tai ir manau puikiai sutiktų.